Sveikinuosi su jumis kovo 12 dieną ir noriu pateikti trumpą energijų apžvalgą, kadangi periodas yra labai svarbus, turbulentinis ir dabar mes įeiname į labiausiai turbulentinį metų laikotarpį. Tai mūsų laukia retrogradinis Merkurijus, kuriems galbūt jisai asocijuojasi su netgi keiksmažodžiais ir labai sunkiu periodu. Bet iš tikrųjų taip nėra, reikia ir svarbu įžvelgti tas galimybes, kuris jisai atneša. Taip, laikotarpis gali būti labai labai turbulentinis, nes grįžta praeities pamokos, mums vėl pradeda skaudėti tai, ką mes turime paleisti, tai, ką mes turime transformuoti. Ir dar retrogradinis Merkurijus sutampa su pilnatimi, pilnų mėnulių užtemimu. Mes einame į užtemimo koridorių. Pabaigoje mėnesio mūsų laukia, kai mes išeidinėsime iš užtemimo koridoriaus, mūsų laukia planetų paradas. Žuvise Saturnas susijungia su Rahu, tai du karminiai gigantai. Todėl šitas periodas tikrai vienas nelengviausių, bet daugiausia galimybių irgi atnešantis periodas, kai mes galime atverti duris į naują savo gyvenimą, bet svarbu nepasimesti tame, ką mums yra paruošusi visata ir kas gali iškilti. Tiesiog matyti kitomis akimis, matyti ne problemas, bet galimybes, ne pamokas, bet galimybę išgyti ir išeiti ir iš to užburto karminio rato. Todėl labai kviečiu visus į praktikas kovo 14. Dar mes turėsime Saulės lygiadienį kovo 21 ir 29. Mes išeidinėsime iš užtemimo koridoriaus. Todėl aš labai kviečiu visus į praktikas, meditacijas ir energetinės aktyvacijas bei kvantinį gydymą būtent šiuo laikotarpiu, kad mes kartu praeitumėm per šitą laikotarpį bendraminčių komandoje palaikėme, su mano palaikymu. Jeigu bus norinčių, aš galiu sukurti tokią grupę, kurioje aš atsakinėsiu jūsų klausimus, palaikysiu, tai bus už kažkokius tai mainus, bet aš ten su jumis bendrausiu, būsiu ryšyje ir jeigu iškils kažkokie gyvenimiški sunkumai. Bet apie dar šią dieną, tai yra 14 mėnulio para, mėnulis yra mergelėje. Ir nepaisant to, kad mes artėjame užtemimo koridorių, diena gali būti labai produktyvi, tai reikia išnaudoti mergelės praktiškumą, kruopštumą ir padaryti tvarką, racionaliai pažiūrėti į gyvenimą, racionaliai mąstyti ir padaryti tvarką kaip realiame gyvenime, taip galbūt darbe, finansuose, savo sveikatoje ir nusibriežti naujus savo gyvenimo prioritetus, vertybes. Ir mergelė jums gali tame labai padėti. Būtent ta diena gali atnešti tokį impulsą pokyčių ir būtent tokiam praktiškumui. O mergelė, jinai mėgsta tvarkyti finansinius reikalus, todėl šiandien dokumentų tvarkymas labai gerai. Ir aš jau po to nepatarčiau tikrai daryti svarbių pirkinių, sutarčių jau nuo rytdienos, nes ši diena yra viena tų, kur dar galima daryti su dokumentais, bet ir tai pabaigti tai, kas jau yra pradėta. Svarbių pirkinių, naujų kažkokių tai idėjų surašymo, sutarčių apiforminimo tikrai nerekomenduočiau. Nes kadangi užtemimo koridorius, retrogradinis Merkurijus ir viskas tarytum juda atbulai, todėl gerai labai, aišku, pabaigti tam tikrus procesus, kurie jau senos mintys, idėjos, kurios norėjo būti seniai gyvendintos, taip, bet jeigu jums kyla staigiai kažkokia visiškai nauja grandiozinė mintis, startupas, geriau šį laiką panaudoti planavimui, bet ne realiems tokiems veiksmams,
pavyzdžiui, sutarties pasirašymui, patalpų nuomai, na ir tokiems dalykams. Vat. Ir dabar labai aktyvus tampa irgi ženklai, labai stebėti patarčių ženklus, kur jūs veda siela, ką jums sako siela, nes labai svarbu ją yra išgirsti. Vat, todėl kviečiu į praktikas, kur mes dirbsime, ne, būtent tą periodą, nes jis tikrai nežada būti lengvas. Ir aš jau tą matau irgi iš žmonių, iš klientų, iš užklausų, bet reikia atsiminti, kad viskas, kas vyksta, ir žinoti, tai jums tokia afirmacija irgi, kad sakykite, viskas, kas vyksta, vyksta dėl mano aukščiausios gerovės. Ir aš leidžiu ir prašau Dievo vesti pačiu lengviausiu ir palankiausiu man keliu, mano ir kitų aukščiausiai geroviai. O aš jūs apkabinu ir iki susitikimo kitose videose.